Na, iš tikrųjų, kai Kauno meras kalbėjo per krepšinio karavaną Kaune, jis sakė, kadangi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė buvo išlydėta iš senosios Kauno sporto halės, todėl, kad ten vyrauja geroji krepšinio dvasia, todėl, kad jiems taip ir sekėsi šiame čempionate. Beje, pritarkite ar ne, krepšinio karavano per Lietuvą metu kauniečiai neoficialiai buvo paskelbti geriausiais ir aistringiausiais sirgaliais. Daugiau kaip pusė žaidėjų rinktinėje yra iš Kauno, todėl šiandien Kaunas pasitinka savo didvyrius, aukštai iškėlęs trispalves. Pasakyti ačiū! Štai Lietuvos vyrų rinktinės žaidėjai iš Kauno su kalavijais, su dedikuotais įrašais. Mes dėkojame jiems, jie dėkoja jums už palaikymą. Dainuojam visi ir garsiai! Laimingas pergalės, tai mes dainavau. Iškėlęs pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis. Jūs tai mes nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai, per ramiai gyvenai, nes akijos kraujas vėl atsigaus, kaip atsigaudžia po gero lietaus. Nors esam pasaulį kaip 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl. Tai per klaidą netapome čempionais. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė ne velnio. Ir aš 1000 kartų buvau teisus, bet geriau negyvent, negu visai netikėt. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka, 9 kartus iš eilės, ir mes nežinom, kur pralaimi, dar nenugalėti. Ir nebelieka jau baimės, kada viskas nurimo ir baigės. Gali mirti iš nevilties ar iš laimės, net jei žaidi tik šachmatais arba dartais. Juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galingi iš naujo. Jūs jaunuoliai, mes už! Ar jūs norite juos pamatyti dar arčiau? Jie dėkoja jums iš rotušės balkono, tačiau netrukus jie nusileis ir, kaip pažadėjo, vienas krepšininkas išbučiuos kiekvieną lietuvaitę. Nori? Mėly krepšininkai, kviečiame jūs ateiti čia arčiau mūsų. Norime matyti kiekvieną veido išraišką jūsų veide. Beje, sveikinimas. Nuo rotušės balkono yra sena tradicija. Prisiminkite, kažkada dar ir Arvydas Sabonis mojavo iš ten ir numetė savo švarką. Na, kalavijų, tikiuosi, jie nemes, bet netrukus juos pamatysite čia. Beje, kad būtų dar maloniau ir įdomiau. Oho, taip nesutrypkite vieni kitų. Elkite džentelmeniškai, visi juos pamatysite bent jau didžiajame ekrane išties. Būkite pasiruošę, aš sakysiu
vardą, o tikiuosi, kad jūs garsiai sugebėsite pasakyti pavardę. Gerai? Taip pat noriu pasakyti, kad Kauno rotušėje Kęstučiui Kemzūrai buvo įteiktas apdovanojimas antro laipsnio santuokos garbės ženklas. Aplodismentai. Kaunas taip atsidėkoja geriausiam ir, kaip jis pasakė, laimingiausiam pasaulio treneriui. Na, svajonė, kuri tapo realybė. Ir mes dabar galime tiesiog nuoširdžiai jiems padėkoti, skanduotėmis ačiū už Lietuvą ar kažko panašaus. Taigi, pasiruošę, pradėsime, kai tik jie pasirodys. O Kęstučio Kemzūros. Pasirepetuojam, Kęstutis. Fantastika, jei.